Skambutis, madam prezidentė, gal galim pasikalbėti? Aš turiu puikiai idėją, kaip pakeisti šią mokyklą. Aišku, mielą išklausysiu. Iš tikrųjų, tai man reikia pagalbos. O, ne. Dabar tu jau kesinies jėdę. Aš tiesiog valau kelią. Kiekvienas noras daro mane stipresnė. Mėnuliui užtenkus saulę. Aš turėsiu viską, o tu liksi be nieko. Skaudu, ar ne, sesute? Čia pati kiečiausia biblioteka, kokia aš buvau. Claudine! Vandes? O, ne. Haulin irgi iš čia ištrėmė. Ji dėl to nekalta. Vispė, taip ir žinojau. Gigi davė mums šį rutulį, kad ištrūktume. Eime, turim grįžti į monstrų vidurinę. Reikia, kad pasikalbėtum su Haulin ir tikintum ją neklausyti Vispės. Nežinau, iki šiol Haulin manęs nelabai klausė, bet gali būti kita išeitis. Noriu kai ką jums parodyti, Vandes. Aš čia kniesausi ir radau šitą. Tai Džinės istorija. Parašyta brolių Grimų. Kadaise labai seniai, tolimoje karalystėje pasaulį valdė magija. Tai buvo džinų amžius. Gigiai patiko būti džine, pildyti savo radėjų norus ir džiaugtis jų svajonėmis. Bet vis dėlto kažko trūko. Išpildžiusi 13 norų, ji grįždavo į savo žibintą. Viena. Gigė jautėsi vieniša. Vienas brolis Grimas norėjo jai padėti. Jis pašnibždėjo šią mintį kitai radėjai, kuri perdavė tą norą Gigiai. Šitaip per saulės užtemimą tas noras stebuklingai pavertė Gigės šešėlį Vispe. Nuo tada jos buvo kartu lyg sesės, bet Vispė troško būti daugiau nei šešėlių. Ji taip pat užsinorėjo tapti džine ir ėmė pavydėti Gigės galių. Netrukus Vispė pamatė, kad žibinto taisyklės jos nevaržo. Todėl ji pradėjo slapta šnibždėti radėjoms į ausis, siekdama panaudoti jų norus saviems tikslams. Broliai Grimai sužinojo apie tai ir pagamino stebuklingą veidrodį saugantį radėjus nuo Vispės. Per kitą saulės užtemimą Gigi nusprendė sulaužyti taisykles ir stebuklingų veidrodžių sustabdyti Vispę. Veidrodis sudužo į 13 šukių ir Vispė daugiau negalėjo paveikti radėjos. Radėja sugalvojo paskutinį norą ir Gigė su Vispė vėl sugrįžo atgal į žibintą. Nugalėtoji Vispė pasitraukė gilyn į žibinto užkaborius. Paslėpė ten 13 stebuklingo veidrodžio šūkių ir ėmė kurti sugrįžimo planą. Tai štai kodėl Gigė nenori kištis. Juk tada buvo sudaužytas stebuklingas veidrodis. Kulija teisi, tuoj bus saulės užtemimas. Mes turim rasti stebuklingą veidrodį. Kitaip, ji užvaldys visą pasaulį. O mes įstriksime čia amžiams. Čia rašoma, kad labai seniai veidrodis buvo sudaužytas į 13 šukių ir jos išbarstytos čia po visą žibintą. Aš naudojusi šio žemėlapį, bet man nepavyko jų surasti. Kągi, reikia pabandyti. Eime. Nagi, kaip mes repetavom? Vau, slaptas
vakarėlis, kurį rengia Cleodenai. Aš tikrai nebūsiu. Dar kartelį su jausmu. Ups, aš kalta. Ei, Lagūna, nori su manim pasimokyti? O ne, aš ten noriu gerti šį vandenį. Šį gėlą vandenį. Bet kaip dėl to svarbaus kaukolio egzamino? Man tie mokslai nerūpi. Dabar aš tokia gilja. Tavo tėvai mane myli ir aš to džiaugiuosi. O kaip dėl tavo tėvų? O, koks skirtumas, juk jie sura vandenį pusgalvį, ar ne? Geras, bet, Lagūna, tu juokauji, ar ne? Čia lyg ir ne tu. Koks gėlas. Vajetau. Remiantis žemėlapiu, šiam kambarį turi būti viena veidrodžio šukė. Stebuklingi kilimai. Geras, bet šukės nėra. Vėl aklavietė. Šis žemėlapis, jis niekam tikęs. Matot, mes atėjom iš čia ir tada... Ką sakai, Gulija? O, mano vante, žiūrėkit, čia tikras žemėlapis. Šešėlinis. Jis kitoj pusėj. Mes ieškojom ne tose vietose. Gulija, tu esi tikras genijus. Eime čionai, turime rasti visas veidrodžio šukes. Saulė, pasirengus sugalvoti kitą norą. Turiu tokį pasiūlymą. Gėgė. O, Tvaila, tau nedėrėtų čia būti, tai nesaugu. Nesvarbu, aš vis tiek Haulin draugė ir nepaliksiu jos bėdoje. Tu labai miela, bet... Gėgė, ateik čia. Palauk. Tuojau. Turiu eiti. Jos be šešėlių. Tai šmėklos. Mes tikrai tai darysim, bičia. Juk visas pasaulis žiūri. Jei dabar pasitrauksim, atrodysim kaip bailiai. Nekenčiu bailių. Žiūrovai nori pamatyti, ar jums pavyks peršoks, ar užsimušim. Padarom tai ir viskas. Juk mes galėtume peršokti tarpeklį už nugaros ir iš to ranko. Puikiai minė. Ką? Į tai. Pasiruošti. Čionai. Štai ji, stebuklingo veidrodžio šukė. Labai jau lengva, ar ne? Jūs mano pasaulį. Gerai, kad mes paėmė šokėjų komandai. Aš paimsiu. O, buvo visai smagu. Pirma užduotis visada lengviausia. Vieną turim, liko dar 12. Eime. Štai kur tu. Nori pasikalbėti apie savo absurdišką juokingus pasiūlymus? Jie žiauriai juokingi. Čia ne juokai. Mes nusiteikusios rimtai. Mes? Jei nesutiksi jų priimti, tai gal jau tau užteks būti prezidente. Manau, atėjo metas tave pašalinti iš šio posto. Visam laikui. Aš noriu. Laiko liko vis mažiau. Užtemimas turėjo prasidėti už kelių valandų. Stok štai čia! Na? Man labai nejauku naudoti savo minties galias tokiam reikalui. Ach, tikrai? Būtų labai apmaudu, jei kas.
nutiktų tavo vaikinui invizibiliui. Ai, Skara, neleisk mane skriausti. Jai patinka Haulin, jam patinka Haulin, jai, jam. Ši ketveriukė niekiek jie nesižavi. Eime su mumis. Franke, kas tau nutiko? Aha, kokia bitė tau įgėlė? Atsiprašau, kur jūs mus vedate? Jūs išmoksite pamilti savo valdovę. Baikit, tai labai negražu. Užsičiaupkit ir eikit. Nagi. Populiari. Net ir tie, kurie tavęs nemėgsta, tuo išmoks tave pamilti. Nagi, paklausykime jūsų skatuočių. Haulin šauni, pati geriausia. Haulin šauni, pati geriausia. Pavydi? Gal tu ir gali pildyti norus, bet aš valdysiu visus šios žmonės. Kaip jautiesi, žinodama, kad aš turėsiu daugybę draugų pasaulyje, o tu būsi pamiršta. Jie nėra draugai, jie tėra kvaili vergai. Nematau jokio skirtumo. Pati geriausia. Taigi, Kleo rengia sugrįžimo vakarėlį? Mes dar pažiūrėsim. Monstro vidurinėje toks elgesys netoleruojamas, panelė. Nukabink visus tuos plakatus. Nedelsant. Ji tavęs bijo. Nė už ką. Atsiprašau, bet aš esu šios mokyklos direktorė. Jau nebe. Parodyk naujus įstatus. Galite neskaityti. Trumpai tariant, jūs atleista. Tu neturi jokios galios manęs atleisti. Vykdyk. Dabar. Gige, aš noriu. Kas čia atsitiko? Pašalinusi direktorę, Vispė galėjo vedinėti mokykloje savo tvarką ir niekas nedrįso jai trukdyti. Niekas nesijautė saugus. Netgi prisitaikėliai monstrai suprato, kad turėtų labai atsargiai reikšti savo norus. Ar gali patikėti, ką Ebė ir Haulin daro su šia mokykla? Man visą tai niekiek nerūpi. Svarbu, kad esu su tavim. Lagūna, baig. Man to nereikia. Tu teisus. Jei supurvinsi marškinius, aš juos išplausiu. Geram vaidenį. Arba nupirksiu naujus iš savo dienpinigių. Leisiu pjaustyti. Tau nebūtina daryti ir šito. Bet aš noriu. Štai imk mano porciją. Tau reikia jėgų plaukimo varžyboms. Na, tau irgi. Ne, kvailutį. Aš palikau komandą. Lagūna, aš nebežinau, kas tu tokia iš tikrųjų. Aš esu būtent tokia, kokios tu nori.